Ruduo. Vaisių, daržovių ir žinoma sulčių spaudimo metas. Konservuojame jas ar geriame šviežias. Tokios jos mums yra pačios naudingiausios. Dabar laidoje kaip tik ir norime pristatyti dar vieną būdą, kuriuo apdorojus daržovės ar vaisius, jų sultyse maistingos savybės išlieka net 2 paras. Pažiūrėkime, kaip tai galime padaryti. Sultis gerti sveika, tą žino net darželinukai. Tačiau kuo jos iš tikrųjų naudingos mūsų organizmui ir kokios sultys vertingiausios, apie tai retokai pagalvojame. Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja suvalgyti per dieną 5 porcijas vaisių ir daržovių, tam, kad būtumėm sveiki. Tai yra toks kiekis daržovių ir vaisių per dieną apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, apsaugo nuo vėžinių susirgymų, gal tiksliau sumažina riziką susirgti. Tai dėl to mums reikalingi tos 5 porcijas. Ir vėlgi, kaip ir visur mityboje, labai svarbu yra įvairovė. Kuo įvairesnius mes valgysim daržovės, kuo įvairesnius vaisius valgysim, tuo geriau mums bus. Ir sultis yra vienas iš tokių būdų, kaip paįvairinti tą mūsų racioną. Ir viena stiklinė sulčių atitiktų tą vieną porciją per dieną, vaisiaus arba daržovės, jeigu tai daržovių sultis. Dietologai teigia, kad nors sultyse gausu reikalingų vitaminų ir mikroelementų, tačiau jomis nereikėtų piktnaudžiauti ir svarbiausia rinktis natūralias sultis, o ne sulčių gėrimus ar nektarus, kurie būna prisotinti dirbtinėmis medžiagomis. Geriausia sultis spaustis patiems. Ir čia pietų korėjiečių kompanija jums gali pasiūlyti naujos spaudimo technologijos, turinčios privalumų prieš centrifuginę sulčiaspaudę Zylė. Daugelį metų mokslininkai ir inžinieriai kūrė technologiją, kaip pagaminti tokią sulčiaspaudę, kuri spaustų gyvas sultis. Ir prieš keletą metų pasirodė naujos technologijos, naujos kartos lėtaigės sulčiaspaudės, kurios sugeba išspausti visiškai gyvas sultis. Kodėl dabar gyvas? Gyvos dėl to, kad jos nepažeistos, tai yra išsaugoti vitaminai, mikroelementai, mineralinės medžiagos. Ar girdite, kaip tyliai dirba ši sulčiaspaudė? O tai reiškia, kad jei jūsų sutuoktinis nuspręs ankstų rytą padaryti staigmeną ir į lovą atnešti šviežiai spaustų sulčių, jam ši staigmena pavyks, nes sulčiaspaudės veikimo garsas neprižadins miegančių namiškių. Lėtaigė sulčiaspaudė skiriasi 3 pagrindiniais punktais nuo centrifuginių, kurias dažniausiai šiai dienai dar naudoja žmonės namuose. Pirmas skirtumas, kad lėtai besisukant sraigtui, sultis yra nepažeidžiamos šilumos. Šiluma, sukantis spaudžiant sultį su centrifuginė, naikina pagrindinius vitaminus, mineralinės medžiagas. Kitas punktas, kad spaudžiant su šia sulčiaspaude nevyksta būtent sulčių tarkavimas aštriais sėteliais arba peiliukais, o vyksta tiesioginis spaudimas per nerūdėjančio plieno sėtelę. Na ir trečias pliusas šios lėtaigės sulčiaspaudės, kad lėtai besisunkant yra neįtraukiamas oras, sultis nesioksiduoja ir tokiu būdu apsisaugojam nuo pačio pavojingiausio dalyko sultims, tai yra sulčių oksidacijos proceso. Dėl to galime teigti, kad sultis išlieka visiškai gyvos. Atlikti tyrimai parodė, kokie dėl šių minėtų skirtumų yra gyvų sulčių privalumai. Spaudžiant su šia sulčiaspaude, sultys išlieka iki 5 kartų vertingesnės negu spaudžiant su centrifuginiam sulčiaspaudėm. Ir jūs labai nustebins būtent išspaustų sulčių kiekis, kadangi jis gali būti iki 2 kartų didesnis negu spaudžiant su centrifuginė sulčiaspaude. Tai tiesiog ir ekonomiškai naudinga ir jos yra be abejo, kaip jau ir minėjau, labai vertingos ir reikalingos žmogaus organizmui ir be abejo jūsų ir jūsų artimų sveikatai. Su šia sulčiaspaudė jūs išspausite ne tik tradicinės vaisių ir daržovių, bet ir vis labiau populiarėjančias žolių, pavyzdžiui, dilgėlių ar balandų sultis. Dar vienas privalumas labai aktualus visoms skubančioms ir užimtoms šeimininkėms, kad sulčiaspaudė turi automatinę praplovimo funkciją.
kas reiškia, jog po kiekvieno spaudimo jos nereikia išplauti. Štai dėl ko zylė vadinama tinginio sulčiaspaude. Tai yra labai svarbu, kad šias sultis įspaudus galima su šia technologija neskubėti jų greitai suvartoti, jos gali šaldytuve pabūti net iki 2 parų, jos nesioksiduoja. Jeigu lyginant su centrifuginė, sultis labai greitai po 5-7 minučių oksiduojasi, keičia spalvą. Nuo įprastų sulčiaspaudžių zylė skiriasi tuo, kad ji turi priedą maisto smulkintuvą, kuris lengvai užsideda ant pagrindinės aparatų dalies ir puikiai padeda paruošti šerbetus, tyres ar kūdikių maistą. Specialistai sako, kad zylės išspaustų sulčių kokybę gali atitikti tik rankomis spaustos sultys. Tačiau tam mes paprastai neturime laiko, o ir jėgų ne visada užtenka. Svarbu įsidėmėti, kad spaudžiant sultį su šia sulčiaspaude nereikia išrinkti uogų ar vaisių kauliukų sėklyčių, kuriuose gausu vertingų medžiagų. Jos puikiai spaudžiamos ir taip sultyse išlieka visi mikroelementai ir vitaminai. Sulčiaspaudę zylė rasite uždarosios akcinės bendrovės Krinona parduotuvėse arba pagal kliento pageidavimą galimas pristatymas į namus su pademonstravimu, kaip veikia sulčiaspaudė zylė.